senas Jėzus Tylė, kuriai yra jau 500 metų. Ir šiandien jūs išgirsite poemą apie šitą Tylę, kurią parašė Antanas Šimatonis, poetas Lietriškis. Sėsikų pilis. Aplinkui žvėrimis turtingos girios, tarp girių ežero daubagiliai, daug pergalių ir nesėkmių patyrus, ant kranto stūkso Sėsikų pilis. Tai Kunigaikščio Daumanto tvirtovė, pašonėj būdė ežeras platus, čia šeimininkas su kryžiuočiais kovės, medžiojo giriose taikos metu. Pro vyrus Kunigaikštis pasigavo su ištikimu paslaugi tarnų. Nors girių nakties tamsa glūdėjo, žvaigždės užklojo tamsūs kamuoliai, bet vyrai, lenktyniaudami su vėju, šuoliavo jiems težinomais keliais. Pasibaigė beprotiškos lenktynės. Iš ore krito putos nuo žirgų, spindėjo ežero vanduo stiklinis, virš jo kabėjo rūškanas dangus. Kitam krante, pradūręs juodą dangų, įsikabinęs tamsoje naktį, spindėjo žiburys pro bokšto langą. Ilgai stebėjo Kunigaikštis jį. Suradę tarp medynų savo valtį, pritvirtintą krante prie obelės, pradėjo į kitą krantą keltis ir klavo sparčiai prie savos pilies. Išnyro pagaliau tamsoj kaštonas. Nuo medžio krito rudenio rasa, skubėjo Daumantas pas savo žmoną. Nubėgo ten, kur matėsi šviesa. Kai kalaviją riteris iškėlė, dangus maišytis ėmė su žeme, pradėjo siausti bangos, lyg pašėlę, ir valtys nugarbėjo į gelmes. Nurimo bangos, liko baltos putos, baltų ratų pasipuošė vanduo ir reginio kraupaus, kaip ir nebūta. Iškils jis vėl, kai ateis ruduo. Antanas Šimatonis. Puikią poemą dovanojame šeimininkui, jos pilies dalininkui, autoriui Matulaičiui. Eiles keitė Kauno dramos teatro aktorius Petras Venslovas. Tikriausiai labai Šventa diena Žolinės, tai norėčiau jums įteikti šitą 2 kartus bažnytėlį pašventintą puokštę. Ir tai yra, žydėkite dievmečių, visi čia esantis ir jūs. Albinas Kuliešis. Iš rinkinio Pamesti eilėraščiai. Eilėraštis mamai. Iškep man mama blynų, atvažiuosiu. Velykom kvepia jau laukai. Po obelim susėdę padainuosim. Sode žydės tavo balti plaukai. Buvau aš mažas, dideliu norėjau būti. Dabargi viskas atvirkščiai. Norėčiau vėl sugrįžti rugpjūtį, kai gale kaimo rinkosi gandrai. Ant šieno gulint vėl norėčiau klaidžiot po žvaigždynus.
klausytis viršum ežero pakibusios dainos. Mieloji mama, tu iškepk bulvinių blynų, aš pas tave sugrįšiu visados. Matau, kaip lauki, tu ant kelio atsistojus, lyg beržas tas galų laukis tiesus. Užauginai, palaiminai ir išlydėjai, o laukimu šaukytų mus visus. Aš atvažiuosiu, mama, atvažiuosiu. Kol dar namai pilni tavo šviesos. Sodelėje abu mes padainuosim, kai saulė ges namų languos. Albinas Kuliečius. Kartais gyvenime tenka daryti tai, ko daryti niekas nesvajoja. Ir taip jau išėjo, kad aš padariau šitą koplytstulpį savo rankom. Šiandien čia pas mus yra medžio drožėjai, yra profesionalai, kurie daug yra padarę. Bus malonu pažiūrėti, paklausyti jų vertimų, bet tiesiog man jisai vieną vakarą sėdint žiemą galvojau, kažko, nežinau, labai mamai buvo, toks skolos jausmas kankina didelis. Ir tiesiog ranka nupiešė eskizą, tai, ką jūs matot. Ir toks jisai gimė, paskui buvo sudėtinga visą tai kažkaip padaryti, kad jis būtų toks iš vientiso medžio, jo nepadarysi. Ir gavosi toks plokštaminis dalykas, sumontuotas iš atskirų detalių, savotiškas visiškai. Ir čia per tos karštą vasaros dieną pastačiau čia namuose ir paskui galvoju, kažkaip tai vis tiek jūs visi atvažiuosite, gal norėtųsi, kad jis būtų kažkaip kitaip įprasmintas, kad pamatytų daug žmonių, nes visi mes turime mamas ir kai kurie jų neturi, aš šituose namuose nebeturiu nieko. Tai mes su sese atvažiuojam dviese čia, juos tvarkom, būnam čia labai gera, nes čia yra viskas išvaikščiota mūsų kojomis ir šitos mažos pėdos aš įdėjau jį padaręs ir man kažko trūko dar kažko, tai galvoju, ko trūksta, tai žingsnių trūksta į saulę, į šviesą, į meilę, į širdį. Ir kaip ir tas mano renginys jo, tai buvo tos pėdos į širdį ir aš labai jūs visus šiandien kviečiu visus ateiti į širdį, kiekvieną širdį, viens kito pabūkit kartu su ežeru, su gamta, su pieva, su vienas su kitu, nes čia buvo daug kūrybos žmonių labai yra pas mane atvykę ir noriu, kad tas laikas būtų labai gražus ir mielas. Va. Šviesos ir jūsų žodžių, kurie pavirto saulės spinduliais, keliaujam per gyvenimą, stotelėse sustojam ir vėl nueiname savais keliais. O žodžiai lieka širdyje granite, su meile ir be meilės ištarti. Pabūkime stotelėse, ilgiau pabūkime arti. Šiandien viena iš tų stotelių gyvenime mūsų yra
Šita pakrantė, mano tėvų namai, mano protėvių žemė, mano ežeras, kaip dažnai sakau, visi klausia, sako, ką ežerą nusipirkai? Sakau, aš nepirkau jo, jį man padovanojo Dievas. Aš noriu, kad kiekvienas žmogus, kiek įmanoma, jis kūrybiškiau pažiūrėtų į savo gyvenimą ir atskleistų savo galimybės, nes kiekviename yra kažkas tokio, ko jis norėtų parodyti, reikia tik tai paimti, tą išlaisvinti. Ir man labai padeda daug žmonių iš mūsų kaimo. Biškai mūsų skulptūras kesta vandenį, bet matyt taip turėjo būti, jos sumirko, jis lenka į ežerą truputį, bet viskas yra dalyvavime, nuoširdžiame, tokiame, kur žmogus gali atiduoti. Atiduoti yra svarbiausia. Jeigu tu gali atiduoti, tai tau sugrįž dvigubai. Jeigu yra noras atiduoti, tai pasidalink su juo, su kitu žmogum tą norą ir gyvenk tikrą gyvenimą. Aš dabar noriu pakviesti mūsų mielą, gerbiamą aktorių Petrą Venslovą. Pirmiausia, tikrai noriu, jau dabar turiu tokią galimybę padėkoti gerbiamam Albinui, padėkoti už jo dušę, kuri tikrai tokia plati ir mus visus subūrė. Ir tikrai esi kažkokioj nuostabioj, tokioj nuotaikoj, o jų tų nuotaikų ne visur surasi šiais tokiais materialėjančiais laikais. Ačiū už tą, tikrai tą dvasinį buvimą kartu. Ant saulelė vėl mus atstodama rytas, irgi palikusi mus greita vakarop nusileidžia. Vei kasdien daugiau jie mums savo spindulį slepia, o šešėliai vis ilgyn kasdien įsitiesia. Vėjai su sparnais pamaži jau pradeda mūdraut ir šilmos atstankas išbaidydami šlankščiai. Vis lab, kas pas mus lakstydamas vasarą šventė, ar plezdentams ant laukų linksmai šokinėjo, vis lab, kas linguotama iki debesų pasikėlė ir pasidžiaugęs taip grūdelius su vabalu valgė, vis lab, jau prastojo mus ir nulikė slėptis. Taip laukai pasiliko mums visur gedulingi. Irgi grožybės jų nei kapas sens pasirodo. Krūmas ir girias linksmas jau giltinė suka ir grožybės jų gaišin draskydama vėtrą. Šį vakarą, besėdint ant slenkančiosios kopos, siūbavo marių bangos ir vėjai virš galvos, taip graudulingai ūkiant, kažko širdis susopo. Pasijutau kaip niekad žmogus iš Lietuvos. Čia protėviai klajojo, jie brėžė žemę arė, jų moterį žiūrėjo akim dangaus spalvos, o saulė tyliai grimzdo į prieblandą vakarę. Čionai esu aš buvęs žmogum iš Lietuvos. Taigi, pradžioje, kaip visados, iš A raidės poetai, patys artimiausi man ir patys šauniausi tokie žmonės, kur gimė daug poetų, tai kviečiu Anykštėnus. Negalėjau atsispirti net važiuoti į šitą vietą. O Albinas mano pareigas perdavė Albinui. Jisai Ukmergės pilkalnį, nors jį vadina Piliakalniu, dabar jisai sargas. Aš buvau sargas, dabar jis saugoja. Nu kažkaip mes tai jau gal geroko 15 metų taip saugom šitą Ukmergės pilkapį. Aš noriu paskaityti patį gražiausią mano nuomonę erotinį eilėraštį parašytą lietuvių poetą. Gal kas prisimena tokį jau labai jauną išėjusį anapilin Tomas Arūnas Rudokas. Sūnau, gimei tu iš alyvos žiedo, nuskyniau jį prie jūros palangoj, padėjau tarp rotų nagos begėdės, ir jis nuskendo toj nagoj bangoj, nuoga banga į nuogą uolą daužęs, iš riksmo gilia ritmas kaip ašmuo,
Tai tu buvai, sūnau, tasai padauža, kurį iš jūros parnešiau namo. Todėl kvepi žydra alyvų jūra, tu perlo purslas motino plaukuos, įžiūri į tave, tačiau neturi, kaip agona neturi vėjo rūdienio laukos, bet aš esu ugnis alyvų, žaibuojanti pačiam dangaus dugne. Pažvelk į žaibo šypseną kailyje ir tu išvysi tėvą tikrąjį mane. Ilgesys. Man meilė tavo pavasario tylus šaukimas, ta žemės pabudimas atplaukiantys iš jos gelmių, per liemenį, šakas, lapus, gyvybės syvai teka man per širdį, dėl to ir augu aš kasmet, tvirtėjų paliestas stebuklo tavojo, degu ir negaliu sudegti. Užpūstų mane gali kaip žvakė, arba prikelti iš pelenų, jeigu dar meilė dega tavo akis, nebūsiu aš ikaras be sparnų. Jei atgimiman šauks gegužio naktis, jeigu širdį tavoj dar gyvenu, mes dar atrasim savąją įtakę. Esu Darius Baltarnas, šiuo metu gyvenu Anykščių krašte. Paskaitysiu gamtos aplinkoje apie miestą, apie vaikus, jų žaidimus miesto pasaulyje. Miestas. Po stiklinio stogo dangumi klega miesto turgus valstybė. Ant metlako plytelių žemės slampinėja bandos praeivių. Turgaus valstybės fontanuose turškėsi nuo pavadėlių paleisti vaikai, kuriems turgaus valstybės paauksuoti karnizai, marmuro laiptai, liftų šachtos, fontano duobė. Tai yra didžiulė žaidimų aikštelė, kurie negalioja jokie pardavimų pirkimų įstatymai. Bet kaip mat pasirodo miesto turgaus valstybės valytojų gestapas, iš vaiko grasinant liežuvį botagais ir mosikuojant pirštų kulkosvaidžius fontano duobėse, išdūkusi vaikų pulką, lygiai kaip ta žvirblių ir balandžių kaiminė. Labą dieną, esu Aldona, bet mane dauguma pažįsta kaip baltą balandį. Gyvenimas sudėliojo, akys rauda kartais, į pasaulį žvelgdamos, skaidriais lietaus lašais. Gyvenimą kažkas sudėliojo, sustojo suglumus, argi jis mano, tavęs čia nepridėjo ir veidą nupiešė, ar tokio norėjau. Gerai, priklauso man nors sapnai. Pabudus džiaugiuos, dar ne lavonas, pianinas groja ir kvepia smilkalai. Neturėjau tavęs ir niekada neturėsiu, išeisiu, kur pėdsakų nelieka, nei pykščio, nei meilės, lyg ir nebuvo manęs niekada. Apsigalvoja žingsniai, kur grįžti neturės. Kiek poetai sugadino popieriaus, išrašė rašalo, sulaužė plunksnų, niekas nesuskaičiavo ir nesuskaičiuos. Todėl reiktų plunksnos, kuri rašytų be rašalo ir be plunksnakočių. Irma Randagevičienė, jeigu kas nepažįstat. Ramunės sienose. Aš daugel metų nemačiau tų sienų, į kurias įaugusios Ramunės prišaukdavo vėpūtį, lyg būtų sugėrusios rūką nuo kalninių pušų, eilėmis suaugusių ant kalvos, nuo kurios išopėjusios rakštys besiversdamos kūliais, pakibusios ant šulinio ramindavo svirti. Balzganas vanduo, rūgštus kaip gyvenimas, užmerktos akys traiškanoja po dangų, debesų sakalai basnirčiomis pro ūkanas gainioja avį po gardą. Namolio, suskamba varpeliai melsvomis našlaitėlėmis gailiai, nešuliuose įsekta po puokštę. Kažkas atrakina surūdijusią sklendę, pro ją lekia laikas, kaip greitkelių vėjai. Atsimušu į kampą, į jį spindulys, artėja ir tolsta, skara nuboluoja į tolius,
moteris neša indą, pilną kupolių ašarų. Aš mačiau daug akių turėjusi namą, mokėjusi sutupdyti ant stogo vėjus, prišaukti lakštingalas į žydinčius sodus, aplink kuriuos tyvuliavusios kūdros ir kurkiančios varlės liesdavo dangų. Ir regėjau to namo paskutinę lentą su vinimi, įkaltą į Ramūnės nublukusi žiedą, vasarvidžio žolėje, palaužta gyvenimo išminties, jog laikas po mūsų nebepalieka žemėje nieko. Kas dar iš anykščių? Nebėra. Tada kviečiu Jonaviškius. Tos pasiklydusios mano Jonaviškius, kurie vis pasiklysta, važiuodami į Sėsikus ir pasiklysta. Gerai. Irina, Jonavos klubo Šaltinis vadovė, labai energinga moteris, pas jos klube labai daug poetų, tiesiog gal daugiausia Lietuvoje iš visų klubų turi jie poetų. Taigi, sveikinu jūs atvykusius, gražius tokios ir stambų vyrą tokį turinti. Labadiena. Gal ne tiek daug tų poetų, bet kokių puikių poetų. Žemai lenkiuosi Albinai už tokį renginį. Taigi, pirmiausia, kviečiu Mindaugas Švėgžda. Ne tik poetas, tai yra ir dailininkas. Ir fotografas. Ir lakūnas. Juokauju. Perėsi geltonąją upę, pateksi geltonąją miestą. Bet užkliudysi žalsganą smilgo stiebą, bet paliesi balšvą kiaulpienės pūką, bet sušnabždėsi kaip vėjas tyliams sušnabždėsi ir prakrisi šešėliuotą žolyną ir pakilsi grėžlę, kad vėliai sugrįžtum. Geltona, bet neskambaus žieduoto žirnmedžio nakties pavūksmė. Geltona, bet neauksinės rudenio tylos išėjusi ramybė. Išgeltės, bet negilios senatvės, nebelio jau niekada. Valentina Kašauskienė. Uždraustas vaisius. Tyliai, tykiai, ritmingai banguoja sodai, rojaus, obuoliukai, žadina skonio receptorius, prakastų obuolių susipynė kūnai amžiną nuodėmę dangsto. O gal palaimos viršūnė kūrė nevienodas vaisiaus skonis, skirtingais potėpiais pojūčius dažų. Albinas Pavasaris. Proginį paskaitysiu, o paskui gerai raščiau. Iš pradžių proginį, kurį visi kalendoriai dabar jau beveik reklamuoja. Metai, tarsi krintantis lašai, gaivumu ar ašarą suvilgo. Jų tiek daug ir dar visai mažai, kad bijai, bet vėliai pasilgsti. Iškentėtų prauštų dienų ar žiedų gegužį, kur pabyra, rodos tik ant ištiestų delnų. Bet jauti, kad užgula ir širdį, nebijoki, tai dar ne riba. Tai tik priartėjęs aukso amžius primena, pasižiūrėk atgal ir akimirkai sustoki. Šiandien, kad rytoj naujų darbų vardai savo praždėjimo užburtų, kad kitus pasiektų visada. Tavo metai kaip didžiausias turtas. Tai čia Albinai, mano kolegai. Ir poezijos kūrėjų meno. Albina Jefimenko. Kryžių kryžiai ir kryžių kalneliai ir šešėliai kryžių pakeliem. Lietuva, už ką tau tokią dalę skyrė žmonės nukryžiavę? O galėjo išpošti gėlėm, pjedestalus tavo šloviai pagarbinti,
ąžuolais apsodindami, o ne ąžuolus kirsdami kryžiams išskobti. Nustokit vingiuoti gyvenimo vingiai, bent leiskit gyventi zebro ritmu. Nuo jungo kasdienio pečiai sulinko, kas buvo saldu, šiandien jau kartu. Gyvenimo ritmas velnioniškai greitas, pati kepestoju jau vėžlio žingsnių, o noriu dar visko, rytojų planuoju, o dienos jau moja ir rodo pirštų. Žiūrėk, horizontas čia pat, vis artėja, tik naktis dar ilgos ir miego apstu. O aš jau, girdėjot, kaip mingė dainuoju, nepraeikit pro šalį, aš čia smilga guliu. Ačiū. Petras Zlatkus. Aš nebarstysiu pelenais galvos, sudužusios taurės nesuklijuosi, nesugražint tavęs, žinok, užmiršt manęs aš tau neduosiu. Ir tarp durų naujos dienos, tu įžeista nevėkšlos gesto, pajausi širdimi mane, kaip spindulį virš šalto miesto. Pro kažkieno debiliškus žodžius, į alkaną erelio žvilgsnį, tau sušnibždės mano žvaigždė. Nereikia, žibalo nepilki. Aš būsiu tavo oras ir vanduo, tvaikė miesčioniškojo kiauto, kaip tas vaiduoklis apleistoj pily, kurio nei pamatyti, nei sugauti. Manęs nereiks varyt šalin, neliks sloges mintis savaitės sningant, nereiks ilgėtis, prisimint, aš būsiu tavyje dvasia maištinga. Tolo, nutolo vienišas vakaras. Nei jį sutiko, nei palydėjo. Skriejo, nuskriejo podraug su vėju. Vienas vienatvę, tegul sau pakarė. Tiesiog žema lenkiuosi prieš visus čia susirinkusius, o labiausiai tai dėkoju Albinui Kuliešiui, kuris yra mūsų, net nebedraugas, jis mūsų bičiulis, jis mūsų brolis. Ir todėl mes dovanojam pačią naujausią knygą, ką tik tai išleista, turbūt prieš, nežinau, gal prieš savaitę, prieš 2. Tai Atokios stotys, kurioje rasite mūsų ir mūsų jonaviečių poezijos ir daug Lietuvos kūrėjų poezijos. Tai čia yra ir Mindaugo Švėgždos, ir mano, ir Mariaus Glinsko. Ir Žemaičių. Čia yra šiaip Žemaičių ir Aukštaičių. Taip, taip. Čia dabar jau mes nepristatinėsim. Albinai, ačiū. Iki pasimatant spalio mėnesį Jonavoje. Tikiuosi. Ačiū Jonaviškiam, aš jau tapau beveik irgi Jonaviškiu, nes labai dažnai būnu ir ten dar kitų reikalų buvo širdies kažkada tai Jonavoje. O dabar aš noriu pakviesti kitą miestą, labai gražų, aukštaitišką, tokį nedidelį, kur teka Lėvuo, kur buvo labai graži mano paroda, kaip jie mane gražiai šiltai priėmė, kaip jie mane nugirdė to keptiniu alum. Tai kviečiu Kupiškėnus. Atsisveikinant. Kai staptelėjai, skyrė mus tik 2 laipteliai. Man tai reikėjo nusileisti, tau pakilti. Abiems po žingsnį, neišdrysom, ar mums dera. Išsaugojau nuglostantį tik tavo žvilgsnį. Ne paskutinį kartą, juk buvai užėjęs. Čia žodžiai liks, nors pavėluotai dovanoti. Tokie juk nepasimeta, nenuvertėja. Ar leista bus man sapnuose jais užsikloti? Regina Baltrūnienė, Kupiškis. Esu Genovaitė Koriznienė. Bark mane, kad gyvent neišmokau, kad krapštaus prie smulkiausių darbų. Patylėk, kai norėtųsi šaukti. Užtrukau gal ilgokai, beieškant kantrybės krantų. Galvą paglostyti, grįžęs iš kelio, sotinti duoną ir vynų senu. Nesvarbu, kad nekaip beatrodau. Ir tu nebekaip, nesvarbu. Mes jau savąjį derlių pasėjom, kas sudygo, žaliuoja gražiai.
Nori saikčiot, nedaug laiko skirta. Iš tiesų, tai tiesiog per mažai. Jis taip greit, tarsi smėlis tarp pirštų, o buvę šalia, nejučia išsiskirsto. Angelė Marija Jonuškienė. Paveikslas. Čia. Lietus šiandien vėl nutapė langę, šaltom čiurkšlėm atvaizdą tavo, dar klevo lapą, lyg bučinį lauktą prilipdė, po akimirkos vėl stebuklingom gėlėm rašė ir rašė, beldės stukseno, skaičiavo akordų simfonijos šios ir fleitos garsai glostė širdį, tik trūko šalia tavo rankos šiltos ir žodžio užbaigiančio mintį. Gerbiamam Albinui, iš visos širdies piešiau šį paveikslą. Tai yra ebrų technika, piešimo ant vandens technika atliktas darbas. Susapnuok, kai skliautė viturys ima suokti dainą šventą pavasario žalio, kai jų paukšniai suplyšę per blokšti danguose savo pasakas velia. Susapnuok į galvelę, kurį sopulių savo surinkus bėga tyliai dangaus labirintais. Susapnuok tu, paklydęs berželį, lakštingėlės giesmelę rytelį, rasužėlės pievelę takelį, žalio šilo dvelkimą, namelį, tolių savuos prie pušelį. Susapnuok, ką neši dar širdelį. Ir savo pirmutinę knygelę aš noriu padovanoti ponui Albinui. Kokli labai tai laukiniai eilėraščiai dar mano. Pirmos knygelės pačios brangiausios yra, todėl kad jos yra pirmos. Labai ačiū kupiškiam moteriam tikrai už dovanas, už tą fantastišką alų, kurį mes šiandien visi ragausim. Ir po to gal pradėsite pirkti kupišką alų, ne kažkokią tai ten, nežinau, HBH, aš sako. Čia yra tikras gyvas alus, išgeri, paskui gali skaityti visą naktį. Net nieks nebeklausys, bet vis tiek skaitysi. Taigi dabar noriu pakviesti, kaip čia sako, Kaunas, Lietuvos širdis. Malonu Jūs matyti. Ačiū Albinui, kad ir šiais metais mus pakvietė į šią nuostabę šventę, į šią pakrantę, kurioje skamba tiek daug gražių iš širdies žodžių skirtų vieni kitiems ir šiai erdvei. Noriu Jums pristatyti mažą grupelę mūsų kūrybinės raiškos asociacijos Kauno branduma kūrėjų. Vytautas Šiaudytis, docentas, parašęs labai daug knygų apie Lietuvos žymi žmonės, kurie garsina Lietuvą. Tai neeiliniai žmonės, bet tie, su kuriais teko docentui, rašytojui bendrauti nuo pat vaikystės iki šiol. Toliau mūsų Elenutė Bačiulienė, ji daugiau prozininkė, bet taip pat kartais rašo ir eilės. Regina Jorudienė, poetė. Ir mūsų Janytė Ulinskienė, pernai taip pat čia buvo atėjusi, aš ją pristačiau kaip geriausia vaikų rašytoja eilėraščių. Labai gražias knygutes vaikams išleidžia ir mielai vaikučiai jas skaito kartu su tėveliais. Ir aš Irina Žurumskienė. Ukmergietė, jums pažįstama, Zuzana Stonženinė. Jums dažnas mūsų svečias, dažnai atvyksta į Kauną į mūsų renginius. Zuzana, prašom, pradėkite. Ukmergietė, čia jau turbūt aplinka jums tokia artimesnė. Ačiū labai už tą nupraustą šventę, pašventintą pilko debesies. Ačiū Albinui už tokį ryškų žybtelėjimą kultūros ir pernai, ir šiemet Siesikų ežeriai. Iš tikrųjų, kaip gerai, kad jūs turit žmogų, kuris rūpinasi visais, kuris kviečia kaimą, kuris kelia vėliavą, kuris rašo scenarijų, aš ukmergiškių, literatų mėgėjų, kultūros
darbininkų ir mūsų židinio, kuris švęs 10 metų šiemet grupės vardu. Dėkoju visikiečiam už palaikymą, už tai, kad jie čia, už tai, kad jie klauso poezijos. Aš teismui atiduodu eilėraščius tokius žalius. Jie tik 2 dienų, o kitas net 1 paros. Iš būsenų aruodo. Žiogas. Žalioji žolėjai toks žalias žiogas. Smaragdas mažas iš karališkos karūnos. Užgroja vėl audroj stebuklų smuikas. Pažadina apsnūdusias mintis ir tingų kūną. Nuo seno žinoma, kad dvasios labirintuos daug klystkelių graudžių, kad liūdna būna. Vien tunelio gale šviesia gaida suspindus, aušraus pašvaistė, debesy užkliūna. Smaragdas mažas žiogas vėl Šopeną groja ir Mozartą išgirsi įsiklausęs. Neliksi žiogo muzikos abuojas, širdies kerteliai skambėsi priglausi. Paskui išgirsi dar, kad prieblandui ant sienos tvirtai ir monotoniškai minutės tiksi. Surinkę žolėje smaragdą žalę, sušildysi delnuos ir vienišas neliksi. Žalioj žoliai žalių stebuklų būna, kai ieškai po žaibų ugnim sudužusios karūnos. Prie rausvės bala seslių austos drobės, žirgai paklydo rytų rūkuose, skardena plienas, brolis dalgiai plaka, čia žalios lankos, platų stoliai, čia Suvalkija. Raudonų uogom sirpsta vyšnių kekės, jaunimo skambios dainos vakare. Senelis padalina duonos riekė ir tyliai dūzgė bitės abilė. Čia tu mana, miena Suvalkija. Prie kelio kryžius rūtova apipintas, akmuo prie kryžiaus. Žemė čia šventa. Kas vakaras mama sūnaus čia laukė ir braukė ašaras su lino skarele. Rūsti, liūdna, darbšti Suvalkija. Iškėlusi šakas baltais žiedais putojanti ieva. Per dienbitutės darbščios medų neša. Visų mūsų laukiantis sena tėvų pirkia. Sukumpus obelis, bet dar vis vien žalia. Man viskas čia brangu, nes čia Suvalkija. Pavargusią saulutę debesėlis migdo. Namų karvutė pieną neša mugdama ir iš dangaus gelmės ramybėms leidžia. Su vakaru šventa tyla. Suvalkija. Aš visada tavęs lygiuosi. Tavoji Elena. O už lango liūtis įnirtingos audros. Pasėdėk, paklausyk, sušildys ugnis, o lašai iš dangaus tau simfoniją gros. Ar negera čia būti? Už durų audra. Ir lietutis už lango to forte užgroja. Čia ramu ir jauku, čia ugnis atvira. Šventos Gabijos liepsnos tau būja. Pasėdėk, pasvajok, paklausyk ir vėjo, kaip jis čirpina senąjį smuiką žvaliai. Na štai, niūriosios mintys ėjo, nuėjo į liepsnas, kurios šildo ir žaidžia linksmai. O ryte, kai nubusi, žolytė kvepės lietumi ir rasta deimantinė žibės tikrumu. O galingos audros tu pabūk savimi, pasidžiaugi gamta, jo šventu gerumu. Atverkime langus į širdį, suvirpinkim jausmą dainom. Lai mylimas žodį išgirdęs, to jau lyg sparnais atplasnos. Lyg rytas bus gaivios mūsų dienos, palaimintos Dievo valia. Ir nuovargis tarsi šešėlis pradings tylomis vakare.
Atverkime langus į širdį, suvirpinkim meilę dainom ir mylimas žodį išgirdęs, to jau lyg sparnais atplasnos. Prie jūros paliko mano pėdos pajūrės smėlį, jų greit neliks, nuplaus užklydusi banga. Ilgam tik tai išliks simfonija garsų, prigludusi prie mano sielos ir dar dangaus gelmė žydra, skaisti, be debesų. Tame laike ir toj erdvėj tokia ramybė, ten amžių paslaptis į jūrą skęsta vakare. Dienai praeitį nuslinko, sekundžių begalybės miltelėmis pavirto ir atgulė dugne. Kokia graži diena, kai džiaugsmas širdį atrakina, o saulės mėlyje pribarsto spindulių, ten bangpūtys užvarbusias mintis prieš vėją išvedina, šviesios ramybės palytėta, dabar į rytdieną einu. Nuo jūros debesis baltai į tolį tyliai sėlina. Šviesi diena, dar neskubėk ištirpti, te vakaras suvėlina. Išlydėjai mane mama tą pavasario rytą ankstyvą pro pasvyrusią ąžuolą. Pro pasvyrusią ąžuolą senas klėtės durys palinkėjai sėkmės, ištvermės ir stiprybės ir liepėjai nepamiršti tų vaikystės dienų, nuostabių ir be galo brangių. Tu sakei, jei suklupsi ar pavargsi sūnau, grįžk atgal to vaikystės kelių, pro ąžuolyną garbingą ir seną, nusiplauti žaizdų patirtų ir skaudžių, sugrįžk gimtinėn, kaip parskrenda paukšteliai, kiekvienasyk su ta pavasario daina, įveikęs nuopolį ir vėliai atsitiesęs, tvirtai žinau, gimtinė ir motulė vaikui būna tik tai viena. Išgyvenau aš meilės didį jausmą, jutau ir skausmą, sielvartą ir gilią žaizdą širdyje, bet viską aš įveikti galėjau, mama, nes visą tu mane lydėjai, kaip angelas žmonių globėjas, kaip ryto saulės mažytis šiltas spindulėlis. Ačiū, Albinai, ir dar noriu paprašyti, išeis mano knygelė rugsėjo apie medikus, va, tikiuosi mūsų prezidentė pakviesius, aš labai norėčiau kad jūs apsilankytumėt, įteikti, ir gal Petras paskaitys, nes jis mūsų palidovas, amžinas ir turbūt iki mūsų visų gyvenimo paskirties. Ačiū jums, Albinėlį, už viską, ką jūs čia padarėt. Pas jūs dvasingumas, tai kaip pas tikrą lietuvį, pasižiūrėjus į mūsų istoriją. Ačiū, kad jūs esate toksai natūralus ir mylintis Lietuvą kaip save. Ačiū. Taip, dabar švenčionis Algirdas Jakštas. Labanorio angelas. Kai degančios bažnyčios varpas šaukė, degam, degam. Pravirko baltas angelas žmogaus balsu. Bėgiškumas slėgė jo pečius. Ugnys lyg Mefistofelis šėliojo į pelinus, paversdama senus maldos namus. Ir kirto baltas angelas į ugnį, nudegdamas sparnus. Ryte, kai vėjas, pagaisravietė raudodamas klajojo, kažkas pakėlė baltą angelą. Jo akyse neskausmo, nebaimės, o vilties ašaros lyg deimantai spindėjo. Dar vienas švenčioniškis, nors Vilniškis, bet vis tiek švenčioniškis, tai Gaudentas Kuryla. Labą dieną. Tiek švenčioniškis, labiau miela Geniškis nuo iš Ignalinos. Tarmiškai. Nežinau, ko sakyti savo dūšiai, kai metai žegnaja viršūnės ir vis aukštesnė daras kakta. Nežinau, ko sakyti savo krauju jau kūnį, kai laimė zagarkas linarį sustatė. A gal pasilaisiu, įtsikiai parimis savo krauju laisų tekėts. Tinai, kur aukštybėsu, apžegdatas viršūnės, mano laimį plasdena visiems. Cik mirkteli man,
cik mirkteli mano, duščialadaus esu pasklidus. Mylai su tavi, net mano zagarkui sustingus. Dabar noriu pakviesti žmogų, būsimą nacionalinės premijos laureatą, iš anapus ežerą, kaip pasako, aš savo tarmę galiu irgi kalbėti. Taigi, išleidusi neseniai savo knygą, šiandien, tarp kitko, labai įdomi diena, yra Alfas Pakėnas išleidęs savo knygą, yra Railas Roma išleidęs knygą, yra Algis Jakštas išleidęs knygą ir esu aš dar 4 irgi išleidęs knygą. Taigi kviečiu Romą Railą. Austro kino tenai prajuokina visus, tai va, išėjo toks pasirašė, pugryčia vaikščiojant eilėraštukus tave. Kaip jisai palaskambo. Prie sėsikų ant lauko karvis ėdė į saulę besistiebiančias žoles, o užsienį barzdota ciocė dėdė dainavo paleistuvių daineles. Ir gavo pirmą premiją į rūmos, ir nusigėrus džiūgavo ilgai, o jos varžovės klykė iš piktumo ir šaukės Dievo rūstus kunigai. Bet Dievas tik žiūrėjo ir kvatojus, ir angelai kvatojosi kartu, tad jeigu po mirties tikėsi rojaus, nusikvatok dabar smagiai ir tu. Dėkuoju uždėmesi. Negali gauti. Romas Raila. Būsimas nacionalinės premijos laureatas. O dabar kviečiu dar vieną talentingą ukmergietį, jauną visiškai, mes čia tokie jau visiškai panokę esam, o čia jaunas labai, talentingas labai, ir aš kai klausiausi Vainiaus eilėraščių, Smetonas, mes buvom dvare, aš pagalvojau, kaip jis jau giliai masto, taip kaip mes jau pasenę masto, jis jaunas, ir dar labai gražiai groja gitara. Taigi kviečiu Vainių Baką. Dėkui. Po Romo Railas skaityt, tai kaip eit atbulam į dilgėles, bet pabandysim. Va, kaip tik žolynų sonetas. Į žolę takas lik pečių įbridęs, po smilgos rungtyniauja kas aukščiau. Ir nuskamba tolyn kamanės skrydis, ir toks visai tylutis tavo čiau, kaip varvali korys žvaigždynų rėtis, žvaigždynų spiečių ieškai savo vienos, su kuo dėl kainos galima dėrėtis, nors nesvarbu, kiek visa tai kainuos, nuo lengvo vėjo mūsų blakstienos supas, ir tavo putlios ir asotos lūpos, be žodžių moka pasakyti mylės, tokia šilta, šviesi naktis birželio ir prisispaudusios prie lango akis žalios, į mus pro stiklą žvelgiančios žolės. Ir dabar noriu pakviesti tos žmonės, kurie turėtų pakalbėti, jie nėra poetai, ir noriu pakviesti tolimiausius iš Latvijos pasienio, tai iš Rokiškio viešosios bibliotekos direktorė ir kultūros žurnalo Prie Nemunėlio redaktorė. Ji pristatys visiškai naują numerį ir tame naujame numeryje yra vienas straipsnis mūsų vieno ukmergiečio, kuris yra čia. Taigi kviečiu Aliciją Matiukienę. Kur į dangaus žiūrėsi tu, žiūrėsiu aš padangėm, blausiom akim užgęstančio žmogaus. Ir taip iš tolo žvilgsniai susitiktum ties tą žvaigždę šviesiąją aušrinę. Tik neliūdėk, tvirtesnė pasiliktų, laikyk vis vien kovojančių mane. Labadiena, nuoširdžiausi linkėjimai, šventės, žolinių šventės ir lango į širdį tradicinio renginio proga nuo Rokiškio krašto žmonių. Šiandien mes jums atvežėm
Paulių Širvį. Manau, kad jis čia tikrai dar neskambėjo, kadangi mes su Dovilė nei rašom poezijos, tik tai ją mylim ir klausom jūsų, tai bet važiuojam tik su Paulium Širviu. Todėl šiandien yra proga, kada aš noriu įteikti padėką jam. Albinui Kuliešiui už Rokiškio krašto dokumentikos atskleidimą ir meninės fotoimpresijas kultūros žurnale Prie Nemunėlio. Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro įkūrimo 10-mečio proga. Ačiū. Labai atsiprašau Rymos Petrilevičienės iš Kėdainių. Matyt, man, taip sakant, biškį tą įtampą ir maudymasis ryte vakare ir per naktį ežere padarė savo. Taigi, Rimutė, prašau. Kadangi šitie metai yra Donelaičio metai, tai tiesiog susidėjo toks tekstas skirtas Donelaičiui. Vadinasi, susitikimai. Ruduo tolminkiemį ir ten toli, kur lazdinėlių pievos vėjas kaukia. Žingsniuoju pamažu, o pakely pats Donelaitis Rymo tartum laukia. Susėdam po žaliąją ąžuolų lają, po žodį, neskubėdami iš lėto raikom. Jis dieviškai gražus, deja, neliko vietos jam jau čia. O laikas, metų sukdamas sunkius ratus, į priekį šimtmečiais jau nudardėjo. Čia kelias regi veidus jau kitus. Ne Pričkaus, Lauro, mena tik tai vėjas, melodija vargonų, puikų balsą, kuris ištirpdavo aukštybėje dangaus. Ir poterėlį, virvanti lietuviškai, bei alsų atodusi nepaprasto žmogaus. Taigi, Marija, prašau, keletą žodžių, galima ir ne eilėmis. Sveiki, tiesiog myliu šį žmogų, myliu Ukmergę, myliu visus poetus, visus rašančius, fotografuojančius ir iš vis jaučiančius meną. Pamiršau albumą, kurį buvau tau skyrusi darbe, šiandien nieko neturiu, bet tiesiog man smagu stovėti prie Albino, prie jūsų visų, jausti jūsų visų žvilgsnius, dėkingumą Albinui, kurį ir aš jaučiu asmeniškai. Tiesiog pabūkim šiandien kartu, drauge, pasiklausysim dar muzikos ir labai labai mes tave mylim. Visi. Vilniaus fotomenininką, alpinistą. Taip sakant, jisai yra man kaip tėvas, o aš jam kaip sūnus, kadangi savų tėvų nebeturiu jau, tai mes labai gražiai šiltai bendraujam ir aš noriu pakviesti Romualdą Augūną. Visi dovanoja šiandien knygas, bet šventė yra didelė, tai aš tau kokią šventę be tokių dalykų. Taip, kad albumus aš tau esu jau dovanojęs, naujų neišleidau, taip, kad priimk šią dovaną. Ir noriu padėkoti tau už kaip tikrai kaip dvasingą žmogų, ir fotomenininką, ir poetą, ir kad pastatei savo tėvų kieme angelą, sargą, skulptūrą. Taip, kad būk sveikas ir laimingas. Tada aš noriu pakviesti du žmonės čia. Tai Vilma ir Geda. Jie pernai čia susipažino būtent šitą dieną, būtent čia, per žolinės. Prašau pasirodyti. Kaip kartais atsitinka, kad tu nueini kažkur tai, kur tave pakviečia ir tu sutinki žmogų, kuris tau gyvenime yra reikalingas. Vat, ir atsitiko tokia įdomus toksai dalykas. Paplokit visi. Gal šiandien kažkas dar kažką atrašy čia va. Taigi mes apdovanojam medaliais už drąsą būti dviese kartu. Ir kad jam
būtų saldus tas gyvenimas, kad jiem bitės neštų medų ir jie patys jį kopinėtų. Svarbiausia, kad po metų nesibaigtų tas medus, amžino medaus jums. Labai toks gražus dalykas atsitiko, aš paskambinau vienai labai gražiai, simpatiškai moteriai, labai fantastiškus darbus daro ir pakviečiau į šitą šventę. Jinai sako, taip patylėjo, taip sako, Jėzau, sako, kaip norėjau išvažiuoti tą dieną, nes šiandien yra mano gimtadienis. Taigi kviečiu Ingą, kurio šiandien gimtadienis. Aš nustebinau, čia dievulis taip norėjo, kad tai būtų. Tiesiog kartais Inga pasiuntė savo mintis, aš išgirdau ir paskambinau. Va. Ir taip kartais būna, o jinai daro labai nepaprastus darbus. Gaila, šiandien lietus, jos labai gražios lėlės iš padarytos. O čia turi vieną nors? Sako, turi čia. Tai va dabar paimsim ar atnešim koncerto metu. Parodysim tiesiog ir vėl išnešim, nerodysim daugiau. Gambutė, papasakok biškai apie savo kūrybą. Labai norėtųsi, nes čia tikriausiai žmonės gal vienas kitas gal ir matė su Ukmergiškis, bet šiaip sau tai tikriausiai nežinomi dalykai, nes aš irgi pirmą kartą tokius mačiau darbus. Žinokit, apie kūrybą yra labai sunku kalbėti, nes tai yra tarsi apsinuoginimas, ar ne? Tiesiog nuo paprasčiausių tapkių atėjo tie darbai. Mano kaime gimtajam, mano visi čia esantis toliniečiai nebuvo mano knygos pristatyme ir negirdėjo jos ir nematė. Tai yra tik tai girdėjo, kad jinai išėjo, o šiaip savo jos nematė ir aš norėčiau labai trumpai pristatyti, kas ten toj knygoje yra. Trumpai apie tą knygutę, čia daugelis mano draugų žino, bet tiem, kurie nežino, tai šitą knygą gimė iš daugelių tokių trupinių sudėta, nes buvo išsiuntinėti eilėraščiai ir SMS-ais išdovanoti, išbarstyti, visi išnešioti. Ir aš paprašiau draugų, kad jie paprasčiausiai man sugrąžintų jos. Jo, ir taip gavosi tokia knyga, Pamesti eilėraščiai vadinasi, dėl to, kad jų kaip ir nebuvo, vienas kitas buvo sąsvieni tik tai. Tai ir paskaitysiu keletą eilėraščių. Turiu atsivežęs knygų, tiesa, jeigu kas norės, yra čia jų. Ir aš paskaitysiu paskutinį eilėraštį. Pradėsiu nuo pabaigos apie tylą, apie rugpjūtį. Tyla. Ateina metas, kai jau norisi tylos, lyg geltonų ražienų, tilstančio rugpjūčio, prisilietimo prie vilties mažos, kad dar atgimsiu, kad daug kartų būsiu, kai širdis legia dulkės nevilties, voratinkliai aptraukia meilės pilį, sutryptą ugnį pakeliu aukštai, kad pamatytų tie, kurie dar myli. Tyloj išgirsi tiesą ir save, tyloj atrasi savo kelią, dangus padės, jeigu klausysies jo, tada pajusi savyje jo galią. Kai ievos žydi ir kai alyvos vakare svaigins, mylėk mane, tegu visi pavydi, mano širdis tave apgins, mylėk, nors per vėlu atrodo, paneigsiu savo rankų šilumą, man tavo meilės reikia, tarsi balto sodo, kuriam gyvena sielų artuma. Ir tartum maldos lekia malda. Kas čia dabar darosi, norėtume sužinoti?
Kur stribai? Kur čia stribai? Pranešė mum ryšininkė, kad stribų prisirinka nemažai. Mes buvo. Atsistok tenai, jeigu ką klok visus. Statyginka. Šalysim visus išėliuot stribus. Negailėsim nei vieną. Stalą patenka viską. Paskutinis. Išpraeitė savo sūnus, stiprybės senas. Tegu tavo vaikai eina, vien takais dorybės. Tegu dirba tavo naudai ir žmonių gerybės. Malačiai, tada stribų nėra, bet jie net nenusisūkė per Lietuvos himną geria. Kas dabar per tvarką? Matyt, jie arti tų stribų. Ne, stribų nebuvo ir nebus čia. Nu, jeigu tokias giesmes dainuojat, tokias šventė, tai tikrai. Ten sakė visi stribai, kažkur tai priėjo. Tai vat mes jau juos laikam apsupę, nebijokit, nepriarties. Mes čia esam iš šito krašto, nes prilaikam šitą visą kraštą, Siesikų visą šitą apygardą. Taip, kad žinokit, galite ramiai savo švęsti. Jeigu stribų tikrai nėra, nu ką? Mes norėtume... Muzikontą turit gerą, vanė? Turim. Mes norėtume... O! Grok Jurgelį! Gal iš jūsų groja katras? Nu šiandien ne. Nėra. Automatas. Sirgės mūsų biški gripas polė. Paliekam bunkerį. Ainas kreputėlis, šautuvėlis ant pečių, rankoj duonas kumpas ieška lapčių. Šautuvėlis ant pečių, rankoj duonas kumpas ieška lapčių. Dabar gal rimtą dainą? Nu, prašom. Tada pagersim, tada mūšim. Ne, tada pažiūrėsim, kas tu renginio kaltininkas. Tada pavošim, kaip paskutinis, stribą užmušim. Tada pagarsim, tada pavošim, kaip paskutinis, stribą užmušim. O čia gerai. O sena merga, tai nezabova, merga, tai nepabūna. O sena merga, tai nezabova, tada pagersim, tada pavošim, kaip paskutinis, stribą užmušim. Tada pagersim, tada pavošim, kaip paskutinis, stribą užmušim. Tikrai. Tai ką čia per renginys vyksta? Vis vien norėtume, mes kai kontrolieriai šito visą... Jeigu kaltininkas išeina ir papasakoja. Albiną šaukit. Albinas. Nu kvieskit, negi mes ieškosim. Matai, Albina tėvas daug metų dirbęs miškuose. O! Tikras miškinis. Tikras Trinai, tu? Nu ką? Sveikatos, stiprybės, kantrybės ir dar daug geros nuotaikas šiam vakare ir ateity gyvenime. Ir vasara čia pat, bet nelestima žiema. Vaivorykštės varsų ir sidabro dangaus.